Šitą mašiną. Nieko, piena, legenda. Pasižiūrėk, kokie Angelaisai. Dabar jinai bus išvesta. Zdarov. Sveiki, gerbiamoji publika. Šiandien išpėsim, išardysim slyvą. Dėl ko? Dėl to, nes mums reikia... Dėl to, nes mums reikia iš jos atimti šitą motoriuką 2.8. Driftas su dujom. Ne, dujų sistema bus arba pardavime, arba dėsim į Volvo Daily. Matysim, kaip čia padaryti. Bet dabar turim 19-17. Matysim, kada bus motoras nebe čia. Tai žodžiu, let's go, net nestabdom niekam. Gerai, nuo pat pradžių, kokią turim situaciją. Kad pavyzdžiui, čia gal taip reikia pafilmuoti. Jeigu nori pakelt mašiną, čia turėtų būti pakelimo vieta, bet čia net nėra niekam. Ką mes darysim su tuo? Kad lapkė bus užmetama va taip vat. Plius minus belia kur. Palak, svarbu čia, kad... Va taip vat. Kažką pakels. Čia gal ištiesim biškį. O, čia kažkur kimba. A, čia yra pakelimo vieta, tai gerai. Kadangi čia jau taip patogiai buvo. Už ko pakėliam? Aišku, nes čia jau Bluetooth Technologies. Ai, už bako pakėlėm. Gerai, man atrodo, irgi. Važiuojam. Žodžiu, tepaliukus leidžiam lauk. Tepaliukus spalva šiaip yra gera. Per kamerą gal ne taip atrodo, bet čia... Nu, nors Danai ateik biški. Ai, ne, čia apšvietims lievs buvo. Bet kažkas, žinok, ar čia oro burbuliukai, ar čia metalo gabaliukai. Blet. Nu neaišku. Žiūrėsim filtrą. Ne, tai kad siurprizų rasim, tai tikrai galim parodyti, ką veik kolega, kuris savo motorę rado siurprizų. Ką čia darai dabar? Raitį darai. Šviež motorą renkat? Ką čia veiksit su juo? Nieko. Tavo atsarginį renku jau. Man atsarginį renku. Galėtų zaipa prie tos mordas prikyšęs, žinai. Jisai dar biški kuklinas girdi. Seną Rusę negali gerti, nes reiks važiuoti jam neužilga. Aš galiu net, kad aš pavažiuosiu. Opa. Daug pradėk. Zdarova, šiaip yra labai juokinga, kad nufilmavau prieš tai tik tai vieną kadrą, o čia sveiki, ardom slyvą. Ir šiuo metu slyva yra visa išardyta, nu ne visa, praardyta normaliai. Lika tik tai vairo kryžmę atjungti iš esmės ir bus galima imti laukan motorą. Bet kol dar esu čia paskėlęs mašiną, dar čia kardanus atsijungsiu, dar visokių tokių šūdų. Nu čia, daugiau biškį lika dalykų. Ir reikia išpilti benzą iš bako, nes benzo yra visai nemažai, ten netoli 3 litrų. Tai kaip mes tą padarysim? Va dabar galit pamatyti.
Labai paprastai. Išgręži skylutę. Ir benzinas bėga. Nu taip pat. Nu, su tiek benzą tikrai būtų buvę gaila išmesti Livaką. O dabar vai. Dėlį Volvo. Skaniai sugers. Važiuojam. Gerai, teoriškai. Čia viskas yra kaip ir atjungta. Nu, ne visai. Yra palikta. Nesimatys. Tenai, žodžiu, vairo kryžmė. Tada yra dar ten šlanga viena, bet kur ant tempimą atsinktelsim ir išsitempsime. Tai viskas, visi varžtai traverso yra atlaisvinti. Sveiki. O ką reikia? Nu, teka man čia pakariauti biškį, net neturėjau kada filmuoti. Jeigu mato, tai plyta yra jau žemiau negu šiaip. Viską buvo atjungęs, vairą kryžmę. Taip nenorėjo su manim bendradarbiauti. Tai buvo pripjauta tiesiog. Šitaip. Nu, nieko nepadarysi kartais. Tenka paaukot kažką. Ką man tai šiaip pochūpšė. Tai gerai, lauk. Padėjus tą kamerytę. Čia jums dabar nesimatė, jaučiu, bet... Ir tokių dar buvo. Tai jau tiesiog skurlį padėsiu, jau net nebenešiu baliai. Blet, bet žiūriu, kad labai plytas vyrai į priekį. Ai, sankabos šlangutę laiko padarė. Turime visą cielą agregatą. Karoči. Gerai, man svarbiausia dabar buvo išsimti tą motorą. Ne, dabar čia reikia jį patraukti priekį. Kurva nebus jį patraukti. Jop, tvai man. Karoči, šiaip iš tikrųjų esu su savo sužalota koja ir man čia jau kuo toliau, tuo labiau ją skaud ir taip nebestovybės man jau čia daryti kažką, kad tai ką svarbu užsiemė, viskas motors atskirai. Biškį aptvarkysiu čia, šiek tiek kalimai ir viską varau nachu neduoti. Gerai, ką turim? Karoče, yra Motoration, kaip ir palikom, tik termomolą nusukau. Dabar reikia jį pasikelti su keltuvo, ne? Tai turim vieną ausį čia, gerai. Bet čia iš galo neturim ausų. Galėčiau kabinti už čia, bet tada lauš man koliką. Tai bus biškį negerai. Tai galvoju, kaip čia padaryti. Arba kelt už vienos tiesiog taip stačiai labai ir tiek. Nes iš esmės man pirmą reikia nusikabinti dėžę, kad jis biškį jau mažiau vietos užimtų. Nusikabinti dėžę, pasikelt, nutraukti jį ten toliau, užsimest traversą atgal, kad galėčiau išvaryti tą mašiną. Čia yra sankabos skysčio surinkėjas, profesionalus. Šiaip čia šiandien yra tiesiog antradienis ir darbo diena, normaliai. Tai chebra prie savo darbų normalių dirbu, o aš darau projektą. Ką? Baudžiūnis geina? Baudžiūnis geina, Dirbam prie geriausios mašinos parodyti, kaip atrodo geriausia mašina, kur nieko negenda. Ko niekad nedaro? Nieko negenda. O ką jin čia veikia dabar? Čia marinuojasi. Marinuojasi. Gerai. O čia stipruolis toks, ne? Nu, pavalgyk šiandien. Ką valgy?
Šiandien kiaušinienę dariausi savo, ne? Žmonai padariau kiaušinienę, sveiki. O, priki. Supratau. Žodžiu, turim The engine is here, yes? Good. Turim labai gerą prieimą, va čia va prie žvakyčių. Tai Danas sako, davai, sukam žvakės, žiūrim, kaip atrodo cilindrai. Kad neatrodytų, va taip kaip, blet, taip kaip čia, o čia, palauk, reikia pašviesti su kažkom. Ir jūs pamatysit, kaip atrodo cilindrai. Žodžiu, čia yra cilindrai, kaip neturi atrodyti. Nu, tai čia tie, kas supranta, tie supranta, kad čia yra mirus plyta. Čia yra gyva plyta. Nelabai. Palauk, čia kitaip užvieskim. Kas nelabai, ble. Žodžiu, čia yra viskas gražu, dailu. Mechanikas štai jums. Apsikirpęs, pažiūrėkit, jaunuolis iš viso, atrodo, kad klasiokai būtumėm. Tai žodžiu, einam žiūrėti mano plytą. Čia šiaip turim servise šiuo metu. Irgi geriausia mašina, va. O, bet, svajonė. Svajonė, F10. 3 litrų, N55. Valina. Valina iki kol nebevalina. Tol kol va, atvažiavo iki serviso. Privalina. Jo, prisivalino čia mašinėlė, nes mašinėlės indeklai čia yra va tokios būklės. Bet parašykit, jeigu jums būtų įdomu pamatyti daugiau serviso kontento. Mes tai vis pagalvojam, ar daryti, ar nedaryti kažką. Bet jeigu jūs užhypinsit, kad reikia daryti, tą darysim. Pardon? Nu, tepalo nėra prie nei vienos žvakės, tai jau kaip ir neblogai. O, čia kažką, blėt, Nulūžo šitas, kur... Bet tepliojo Jo. Nu tai va, tai ir dangtelį pasikeis. Nu. Aišku, blėt, visus išsivežiau, vėliau bent ją lysnu. Bet tai žinai, čia tos būstinės, nu ką, reiks ir palieksi. Tai, mano gal. Turi žvakių specialų. Nu, tėvai. Aišku, tai, kad žvakės visos buvo va tokios ir viena buvo va tokia. Bet čia, man atrodo, aš pats buvau keitęs ant pabandymų. Tai negali pykti. Tai va, turim kamerytę. Ir su kamerytė mes dabar... Bilet. Oi, skaniai čia. Nem. Ne, Honas matosi. Bet tokių, nu čia nuo dujų jaučiu. Anglies, kur va šūdo, viršui tai nahu. Bet tai kiek tas? A, čia voštvas atsidarė. Ne, nu čia. Pažiūrėk. Kiek matai, net nedaina. Nu, tai nedaina, nu. Bet žiūrėk. Pachui. Imtų mane? Ai, pachui. Turiu tokį patį gaitį. Jo. Hado, kai tu, blėt, per reklamą padarysi, pėlisi, blėt. Išvalys.
skylutės pataikyti neišeina, kaip ir... Net į skylutės tai reikia praktikos turėti, o juk tu nahui. Nu tai čia tas vat grinai, kur stumas nedaina, nu ir viskas, nu tai ko tu nori. Nu. Taip, čia duitas irgi savo darbą atliko, ką tu galvoji. O, viena yra čiuk tokia, bet ne, palyginus čia viskas gerai. Galima važiuoti su tokiu? Galima, driftuosi. Nu. Galima, nori ir galima, sukti atgal ratu. Oi, koks gražus, oi, kaip gražiai. Gerai, jokių. Čia gerai, visi matau. Įmi ar neįmi, ble? Dabar jau? Žodžiu, viskas gerai. Važiuos motoriukas. Karočią. Alkūnės dačiko. Opa, va čia. Čia turėtų varžtelis suktis. Tai dačikas va taip va tiesiog ant Mr. Victor Reigns Siliconator Pro Max pasadintas buvo. Tai va. Ai, ble. Tai nešim svarkę. Tai gerai, dabar turim pradžiamokslį, kaip išsukt nulūžusi varžtą. Visų pirma, pasižiūrėt varžtą. Aš jau padariau pirmuosius žingsnius. Tai apsivaliau čia su dratiniu šepečiu, sakykim taip. Kadangi čia turim skylę šalia, kur eina į karterį, aš ją užsidengiau su šlapiu škurliu. Su ta viltim, kad nieko mane prikris, sušlapinau tam, kad jis neužsidegtų. Tai šitie dalykai. Tada nusivalot kažkokią vietą, kur būtų geras minusas. Tai šiuo atveju aš pasirinkau šitą, apsišveičiau irgi. Nu tai vat. Nu tai vat, užmetat. O taip vat, užmetat žnyplės. Kitas žingsnis. Atsigaivinat pasirinktų gėrimų. Mano atveju gėrimą žinot, bet nereklamuoju, nes negaunu už tai pinigų. Ir tada, ką darom? Yra įvairių metodikų, įvairiai žmonės šiaip daro, bet aš kaip darau, tai uždedu pirmą tašką didelį ant pačio to varžto nulūžusio, tada dedu šaibutę, privirinu viską prie to šaibutės jau tvirtai ir tada ant šaibutės dar tvirčiau virinam veržlę. Padarom tokį ir tikimės, kad išsisuks. Jo, tada ten gali kaitint, papildomai aušint, hujo majo visokių daryti, bet čia jau pagal tai, kaip kam stovi. Blet. Jo, tada mano atveju dar susirandi, kur kamerą padėti. Ar jinai čia šitą vietą pasiekė. Jo, tai visą laiką pradedi virinti, tada supranti, kad neatsukai dujų, tada atsisuki dujas ir virini per naują. Šiaip biškai žiūriu, kad čia yra per daug powerio gal uždėta, bet... Jo, pasimažinkim biškai. Tai žodžiu, uždėjau tašką. O galim visus stepus ir parodyti. Jo, tai čia uždėjau tašką dabar. Blet, net nefokusuoju čia iš taip arti. Jo, tai dabar užmetam šitą. Blet, šitą, apvirinam šitą ir tada jau žiūrėsim.
Gerai. Nu va, žodžiu, čia tuoj parodom. Va toks va gavos rezultatas, aišku, čia pripisau ant šonų, kur nereikėjo dar biškį. Nelabai gerai, bet pėsdau. Tai čia yra 13 veržlė. Ja, dar biškį taip. Op, užteks. Ir sakiau, žinau, kad nulūž, taip ir atsitiko. Dėl to, nes pirmą tašką užmečiau be dujų. Nu, iškrapštysim vėliau. Nu, tai va, dabar... Matot, kaip atrodo. Ir kai sakoma, trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Daug kartų, kol išsukat. Rock and roll.